2016 metai Šiaulių policijai buvo išskirtinai sėkmingi metai. Turėjom tam tikrus iššūkius strateginius savo tikslus išsikėlę 2015 metų gale ir šiais metais mes juos įgyvendinom. Pirmiausiai, tai noriu pasidžiaugti, kad tuos pažadus, kuriuos davėm pareigūnam, mes ištesėjom. Atlyginimų kėlimas pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams, materialinių sąlygų gerinimas, darbo vietų gerinimas. Taip pat daug dėmesio skiriam ir pareigūnų darbo krūvių lyginimui, darbo krūvių vienodinimui. Šiaulių policijai buvo tam tikri iššūkių metai, kada mes pirmieji Respublikoje pradėję gyvendinti naują veiklos modelį, sėkmingai jį įgyvendinom ir pasiūlėm visos šalies policijai pritaikyti savo veikloje. Man patogiau dirbti pagal naują veiklos modelį, nes iš vyresniojo gauni užduotį konkrečią, tu ją įvykdai, surenki pilnai dokumentus, parveži jam, atiduodi ir jisai priima sprendimą, o tu pats namo išeini ramia galva. Mes galim ir pradėti ikiteisminį tyrimą ir surašyti administracinį teisės pažeidimo protokolą, to, ko mes negalėdavom seniau. Nes dabar mes vienas pareigūnas, aprimėm tą visą didžiąją dalį darbų. O seniau būdavo ateidavo ir skųsdavosi dėl kažkokio pažeidimo ir mes pastoviai nukreipinėdavom, nueikite ten į tokį kabinetą arba nueikite į tokį kabinetą. Dabar tiesiog mes galime tą patį padaryti patys. Daugiau teritorijų būnam, daugiau kolegų, daugiau ekipažų išvažiuojam į teritoriją, daugiau automatiškai ir daugiau rezultatų padarom. Aplankom netgi tokių kaimelių, kur iš tikrųjų galbūt seniau į tos kaimelius labai retai atvažiuodavo policija. Tai net kokie žmonės ar vaikai išbėga į gatvę ir žiūri, kas čia dabar. Jiems keista matyti policiją, bet dabar jau jie tikrai dažniau mato tą policiją. Pakruojo policija buvo viena iš pirmųjų, kurie atsisakė operatyvaus valdymo poskyrio, tai yra budėtojų tarnybos. Buvo mygtukas įsteigtas, kuris jungia tiesiai su Šiaulių policija ir operatyviai reaguojama. Tie pareigūnai, kurie buvo budėtojų tarnyboje, jie niekur neišnyko, jie toliau dirba Pakruojo mieste ir rajone. Jie reaguoja į įvykius, jie išėjo, tai pasakiusi, gatves dirbti. Patrulių ekipažai būna nuolat mieste, gatvėje, kelyje ir bet kada žmogus gali kreiptis, tiek pėsčiasis, tiek važiuojantis į patrulius ir iš jų gauti informaciją, būna suteikta pagalba. Viskas perėjo į sukurtas 4 tyriminės valdybas. Krūviai pasikeitė, kokybė darbo pasikeitė į gerąją pusę. Rimtesnis požiūris į patį nusikaltimą. Ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas į tos nusikaltimus, kurie yra nukreipi prieš žmogaus gyvybę, sveikatą, lytinį apsisprendimo laisvę ir panašiai. Mes su tais iššūkiais susitvarkėm. Radom naujų žmonių, radom naujų resursų, kurie buvo priimti į valdybas. Ir jie dabar sėkmingai darbuojasi. Tyrimų spektras labai plėtėsi. Pradėję dirbti pagal naują kriminalinės policijos modelį, mes pamatėm, kad tai ne tik tai sunkus nusikaltimai daromi sistemiškai, tai yra ir nesunkus, ir apysunkiai nusikaltimai. Tokie tyrimai reikalauja sisteminio tyrimo ir jie buvo pavesti vadovų, tiek pat ir mūsų iniciatyvą perimti tirti valdybą. Daug metų tęsiasi ir kartu evoliucionuoja, tai yra sukčiavimai. Nuo tų sukčiavimų, kurie jau 10 metų kankina Lietuvą, kai senyvinis žmonės yra apgūdinėjami įvairiam istorijom ir savo piniginės lėšas perduoda sukčiams, iki tokių sukčiavimų, kuriuos aš pavadinau išmaniaisiais sukčiavimais, su kuriais mes susidūrėm tik tai šiais metais. Tai yra dažniausiai apgaunamos įmonės, didelių įmonių, finansininkai gauna imituotus laiškus nuo neva įmonių direktorių, nuo neva verslo partnerių, pervesti skubų mokėjimą į užsienio banką, į užsienio sąskaitą, ar tai iš partnerių, kad pasikeitė rekvizitai ir taip pinigai patenka į užsienio bankus, į sukčių rankas. 16 metų viduryje baigėme 2 metus trukusi bendrą tyrimą su Vokietijos, Latvijos ir Estijos kolegom. Neutralizavome itin brangių automobilių vagių grupuotę, kurie susidėjo iš šiauliečių ir Rygos gyventojų, dabar jie yra teisiami Estijoje. Jų padaryta žala ne vienam ES fiziniam ir juridiniam asmeniui tikrai siekia turbūt tikrai 7-ženklės sumas. Šitas tyrimas buvo pažymėtas ir Šiaulių apskrityje, tapo nugalėtojų metų seklio konkurse bei Delfi skaitytojų išrinktas geriausias Lietuvos tyrimas.
Labai didelis dėmesys buvo skiriamas šiais metais būtent kriminaliniai žvalgybai, tuo tikslu, kad išlaikyti puolamąją taktiką nusikaltimų išaiškinimą, o ne nusikaltimų ėjimą iš paskos. Buvo žymiai daugiau išaiškinta nusikalstamų veikų, būtent pasitelkus kriminalinę žvalgybą. Šiais metais buvo išimta 55 000 pakelių tabako gaminių, tai 12 000 pakelių daugiau negu 15 metais ir 15 tonų naftos produktų, tai 7 tonomis daugiau nei 15 metais. 16 metai buvo dar tuo įdomus, kad buvo ištirta nusikalstamų veikų su kredito įstaigomis, kuriuose patys dirbantis darbuotojai susigundė pasisavinti jų žinioje esančiais pinigais. Tai atidavėm teisminio nagrinėjimui 2 ikiteisminio tyrimo bylas, kur buvo banko darbuotojai ir 2 kredito unijų darbuotojais. Pasisavimo sumos figuravo nuo 10 000 eurų iki 70 000 eurų. Šešioliktais metais mūsų tyrimai, sakykime, labiau koncentravosi į prekybos žmonėmis. Tai mes turėjom porą tokių didesnių tyrimų. Vienu atveju buvo socialiai pažeidžiami žmonės verbuojami ir vežami į Europos šalis vogti brangių automobilių, tai į Olandiją, į Vokietiją, į Lenkiją. Kitu atveju buvo verbuojami ir vežami sukčiavimu į Jungtinę karalystę. Buvo vėlgi verbuojami žmonės, kurie neturi pastovių pajamų, kurie galbūt asocialiai gyvenami, jie parengiami, jie nuvežami, jų vardu atidaromos sąskaitos Jungtinei karalystei ir kiti asmenys gaudavo priklausančias išmokas. Galim pasidžiaugti, kad tikrai nustatėm visus įtariamuosius praėjusiais metais įvykdytuose nužudymuose. Ištyrėm daug kitų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų. Praėjusiais metais teko susidurti su tokiais sunkiais nusikaltimais arba, sakykime, nelaimingais galbūt atsitikimais, kur galbūt mūsų padaliniui buvo ir iššūkis pradžioj. Tai buvo praėjusių metų pradžioje gaisras gyvenamajam name su skaudžiom pasekmėm, kur žuvo keli vaikai. Antroje metų pusėje pradėjom tirti Radviliškio bendrovės didelį gaisrą sukėlusią atgarsį. Reikėjo specialių žinių, taip kad naudos buvo ir padalinio pareigūnam ir tikiuosi, kad tie tyrimai bus sėkmingai užbaigti. Praėjusiais metais buvo įdiegta tokia kaip ir naujovė, kardomoji priemonė intensyvi priežiūra. Įtariamiesiems, kurie yra paleisti iš tardymo izoliatoriaus, yra dedamas apykojas ir jie visą parą stebimi. Buvo paskirta 3 asmenims, jie turėjo būti namuose visą laiką, išskyrus 4 valandas dieną. Šiaulių miesto ribų palikti negalėjo. Šiaulių policija buvo viena iš pirmųjų, kurie pradėjo taikyti šią kardomąją priemonę intensyvią priežiūrą. Ji pasiteisino, dabar Lietuvoje yra 27 tokie stebimieji. Šiaulių apskrities vyriausias policijos komisariatas didelį dėmesį skyrė policijos pareigūnų taktiniam, fiziniam, koviniam pasirengimui. Praeitais metais surinkome patyrusių instruktorių komandą, kurie kompetentingi mokinti ir taktikos, ir kovinių, ir šaudybos. Jiem buvo skirta užduotis važinėti po rajonų komisariatus ir kiekvieną savaitę po 2 valandas tiek reagavimo, tiek veiklos padalinių pareigūnams vesti mokymus, kurių metu pareigūnai būtų ruošiami tiek taktiškai teisingai elgtis, tiek naudoti šaunamąjį ginklą, tiek mokėtų žinoti, kaip panaudoti kovinių imtynių veiksmus, spec priemonės, antrankius. Taip pat apie 200 pareigūnų apmokinome naudotis elektroimpulsiniais prietaisais Taser. Kad pratybos padeda tobulėti. Faktą labai akivaizdžiai
pademonstravo ir patvirtino Deimantė Augytė ir Tautvydas Kikas, kurie antrus metus iš eilės iškovoja antrą vietą Lietuvos policijos geriausio patrulio konkurse. Šiaulių policijai didžiulį garbė, kad ši pora turėjo galimybę atstovauti visai Lietuvos policijai tarptautinėme turnyre Estijoje ir gan sėkmingai pasirodyti tenais. Mums garbė tarnauti. Garbė ginti, saugoti, padėti. Labai džiugu, kad išgelbėjom 5 žmonių gyvybės, panaudojant tarnybinius šunis. Tai reiškia, kad šunų paruošimas žmonių paieškai tikrai yra pakankamai stiprus. Taip pat išaiškinta eilė teisės pažeidimų naudojant tarnybinius šunis. Ir tai įrodant 2016 metų daugiakovės pirmenybėse tarnybinių šunų, kurios buvo tarptautinės Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologų būrio pareigūnas, tarnybinis šuo Bartas su savo geriausiu mokiniu Mariumi Žutavičium užėmė absoliučią pirmą vietą. Specialistų, kurie atlieka balistinius tyrimus mokymai, tai yra mokomosi, kaip aprašyti įvykio vietoje rastus šautinius pažeidimus, kaip juos atpažinti, išmatuoti ir nustatyti šūvio kryptį, atstumą, šūvio kampą ir kitas reikšmingas bylai aplinkybės. Jeigu įvyks kažkoks tai įvykis, mes būsim pasiruošę kokybiškai atlikti įvykio vietos apžiūrą. Ir būtent tie pirminiai veiksmai, kurie atlikiami įvykio vietos apžiūros metu, duoda didžiausią reikšmę ir nuo jų prasideda ikiteisminis tyrimas. Tokie iš vis pobūdžio mokymai, kai tyriami šautiniai pažeidimai, tai yra pirmi, pasišaudimui pasitaiko ir jau specialistas apsimokęs, jisai labai gerai žinos, ką daryti, kaip aprašyti, kaip greitai apžiūrėti įvykio vietą ir pateikti teisingus duomenis, jeigu po to kiltų klausimų ar reikėtų daryti balistinį tyrimą. Vos ne per pusę sumažėjo vairuotojų, kurie eismo įvykius padarė neblaivus. Tas rodiklis, manau, tikrai galima įvardinti, kad ir prevencinių mūsų priemonių vaisius, nes vairuotojai nebežino, kur ir kada mes sustosim, kada patikrinsim, nes masiškumas vairuotojų patikrinimo yra gan didelis. Kelių valandų bėgyje patikriname 300, 400, 500 vairuotojų. Nauji metodai, kuriuos pradėjome taikyti 16 metais, tikrai iš dalies tvirtinasi jie. Vairuotojų blaivumo tikrinimas sankryžose, tai yra momentinis tikrinimas, kai patikrinamės alkoholio kiekis, koncentracija ore ir tik po to vairuotojo tikrinamas blaivumas jau konkrečiau kiekvienu atveju. Taip pat mišraus patruliavimo būdai taikomi, kai greičio viršijimo atveju fiksuojami dirbant mišraus patruliavimo būdu, tai reiškia dirbant pareigūnai tiek civiliais rūbais vilkintis, tiek vilkėdami uniformą. Tikrai veikia ir pačią visuomenę mūsų tos prevencinės priemonės. Manau, kad mes einame teisingų kelių. Baigta 2 metus trukusi saulės elektrinis statyba, kur iš europinių fondų buvo įsisavintos lėšos ir VRM sistemoje pirmoji tokio tipo energijos šaltinių elektrinė pastatyta būtent Šiauliuose, Purienų 48. Čia turbūt, sakyčiau, ne policija žingsnis į priekį, čia žingsnis į priekį Lietuvai, nes mes, aš manau, kad žingsnis po žingsnio mes turime pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir tai yra labai svarbu, o man aišku ypatingai džiugu, kad policija daro tuos žingsnius. Pats pagrindinis darbas buvo tai Šiaulių apskrities vyriausiam policijos komisariate, kur yra suremontuotas pirmas aukštas, įrengtos ryšių ir informatikos skyriaus pareigūnam darbo vietos, komunikacijos grupiai darbo vietos ir priimamasis, kuris ir prezentuoja Šiaulių apskrities policiją, kur pats pirmas įspūdis susidaro apie policiją, kai patenka į mūsų priimamąjį. Optimizavom 2 policijos nuovadas, tai Šiaulių mieste centro ir Dainų policijos nuovadas sujungėme ir perkeliame į tikrai šiai dienai įrengtas, sutvarkytas jų darbo vietas. Taipogi nepamiršom ir kitų rajoninių policijos komisariatų. Joniškio policijos komisariate
sutvarkėme pirmą aukštą, įrengėme naujas darbo vietas reagavimo ir veiklos skyrių darbuotojams. Nepamiršome ir Pakruojo policijos komisariato, kur suremontavome 3 aukštą. Ten įsikurs veiklos padaliniai, kurie atlieka tiriamasias funkcijas. Radviliškio rajono policijos komisariate įrengtos reagavimo skyriaus darbuotojams persirengimo patalpos, dušai ir virtuvėlė. Nuo to gerėja ir darbo kokybė, gyventojų aptarnavimas ir panašiai. Komunikacijos grupė stengiasi būti operatyvi ir tiksliai ieškojame visus metus naujų bendravimo formų. Šiemet pavyko, sakykime, toks naujas projektas, tai Facebook paskyros įkūrimas. Tikrai manom, kad sekėsi mums joje pakankamai gerai dirbti, dėl to, kad per pusmetį sulaukime daugiau kaip 6000 sekėjų. Esam turbūt vienintelis komisariatas, kuris dalyvauja ir naktinėse policijos reiduose. Tai ne tik kaip kiti, kad žiniasklaida filmuoja, bet mes patys dalyvaujame ir stengiamės tą informaciją pateikti labai operatyviai. Ji išeina netgi jau nakties metu ir patenka į visus portalus. Kūrėme socialinės reklamos apie saugaus eismo peripetijas. Taip pat kūrėme gale metų daug filmukų, kurie kalbėjo apie policijos pertvarkas. Tai, manau, yra labai svarbu, nes teorinė medžiaga neatspindi to, ką, sakykime, nori pasakyti policijos pareigūnas. Šita medžiaga lieka, kurią galime demonstruoti dar ilgą laiką. Matom iššūkius ir 17 metams. Toliau tęsti savo pažadus duotus policijos pareigūnams, keliant jų motyvaciją, tai yra didinant darbo užmokestį, gerinant jų darbo sąlygas, toliau vienodinant darbo krūvius ir suteikiant kuo didesnę galimybę komfortiškai dirbti jiems pavestą darbą ir vykdyti užduotis.